Tai ką, išėjo Tesla atnaujinimas, mašina gali pati save vairuoti Lietuvoje. Pabandom pažiūrėjimą reikia, ar neužsimušim. Taip, tai FSD jau veikia Lietuvoje. Pirmas dalykas, ką matom, tai įjungti Enable, kaip įnaudotis ir įjungiam. Taip yra tutorialas, kaip naudotis. Ir, čia reikia jį praeiti, nes kitaip negali naudotis. Tai ką. Under your super and highways to reach your destination. Taip, tai žodžiu, kas atsitiko, parodė video, kaip reikia naudotis sistemą. Ir toliau reikia dabar atsakyti į klausimus, ar gerai naudojas, ar viskas yra teisingai, ar moki, supratai ir žinai, kaip toliau tęsti. Tai va, pirmas klausimas yra dėl FSD. Kur yra kas? Ar aš atsakingas už saugumą? Taip. Va. Viskas, man atrodo. Taip, tai dabar, kad jungti FSD, reikia parašyti adresą. Tai man dabar reikia Lietuvos paštą, kuris yra Totorių. Tada suvedu ir iš esmės tada reikia tik pasirinkti Start FSD. Ir mašina pati pradeda, kaip sakant, važiuoti. Aišku, įdomu, kaip jinai važiuos, nes puikiai suprato, iš esmės realiai visiškai puikiai. Čia realiai net ne kelias, tiesiog viską normaliai supranta. Dabar žino, kad tik kairę gali važiuoti, aišku, ten yra troleibusas ir panašiai. Ten mašina, visur čia mašinos. Žodžiu, reikalai juda. Mašina pati važiuoja, žmonės per pereina. Viskas yra prileidžiama, nieko aš visiškai nedarau. Ir jinai pati sėkmingai važiuoja. Tai čia dabar pats taip? Aš tai gazą daviau. Dėl viso pikto, nes nenorėjau, kad sustotų. Tai realiai kaip žaisliukas, žinai. Dabar dar atnaujinimas išėjo, kad tipo, čia yra lemputės, tipo šviesos, ten raudona, žalia, kokį nori pasidarai, tai vat irgi kolonėlė, žinai, rodo, kad raudona, jeigu yra kliūtis, bet taip pat ir dar čia įsijungia tos ambient šviesą, jeigu mato, kad kliūtis yra. Čia irgi man mato, kad jis lėčiau važiuoja negu nustatytas greitis, tai aš jau čia pabandom posūkį padaryti. Žiūrėk, variau. Bet kažkada jisai nori grįžti atgal. Jisai mato, kad reikia sukti. Čia dabar toks įdomesnis posūkis bus, kur visiškai vėl be vairo. Tvarkingai. Tas vairavimas toks, žinai, švarus, ne be užsikirtimų. O kokia reakcija yra, pavyzdžiui, jeigu kažkas staigiai šoksta? Labai gera reakcija. Ten jeigu gyvūnai kokie, ten briedžiai, ten stirnos, žinai, šoka. Ir jisai, žinai, kadangi viską mato aplinkui, tai vat pilnai nuspėja, žinai, kas gali atsitikti ir kerta per stabdžius, viską padaro, žinai, arba kaip tik įsibėgėja, kad apvažiuoti žliūtį. Pavyzdžiui, dabar mes su to atvažiuosim į Grybautojų gatvę. O dabar bus ženklas ir yra didesnis, oficialus kalnelis, rimtesnis, taip žinom, kas bus. Iš anksto stabdė, ja. Ir jis dabar nebeturi kur važiuoti, nes mes jau realiai atvažiavom. Tai jis dabar nebežino turbūt ką daryti ir ką darys. Sustos stotelį. Realiai sustoja stotelį. Kas šiaip yra labai logiška. Nu taip. Nesustoja bet kur, bet jeigu stotelės nebūtų įdomu. Ne. Ir man rodo, kad aš nepakankamai, vidutiniškai buvau, nes žiūrėjau planšetę dar kažką. Būtų įdomu dar kokią parduotuvę nuvaryt. Okei. Tai statyk va... Maxima. Kokia ne? Ir čia nes dabar geriausia Maxima būtų. Čia Maxima yra. Naujas adresas. Peisti važiuoja.
Tai va, O tai jisai aplinkui mato, tai čia kokiu atstumu? daug. Tai va, kai į miestą labiau išvažiuosim, tai ir žmogų mato. Gal paprašyt, kad jisai išbėgtų į kelią. Sakysim, va, liks 5 metrai, davai iššok. Reikia tada bomžų surasti. Žalaus butelių. Ne tai, kad pagal navigaciją, o realių susišlinkimų, suprantu. Žmonės vaikšto. Salelės šitas. Nelenka. Prieš valandą jis tai pradėjo man update'as išėjo, viskas šviežia. Nu, aš dabar tą greitį padariau didesnį. Bet savo apsisukinės šiandien. Žiūrėsim, žiūrėk, mašina atvažiuoja. Nulis emocijų. Ką aš žinau, aš taip iškai peršykau, nes mano pusė buvo. Eina, nafig, keistas padaras. Aš jį bandau noriu su rankom. Va, žiūrėk, užkniso laukti. Ir aplinka. Jo, žinau, bet aš su šita tai jinai pati, žinok, sukiojasi. Aš bandau taip su ranka. Pabandom išvažiuoti iš šiandien, tik siuntinį reikia paimti. Ir per šilą tiltą, tai renkamės per kitur, kad tipo pamatytume žiedą. Ir kaip iš čia išjudės, prie ten negali važiuoti, tai jau čia bandys prie ten važiuoti. Ir matas labai atsargiai apsisukinėja. Taip jau labai prasisuka pro žmogų. Baumas, žmonės. Na, davai, eikit paratais. Stoja, praleidžia. Nu, neužmušė. Tai dar palauk. Buvo va, didelis, nu, va, kaip dabar, didelė mašina priekė, neįmanoma pravažiuoti. Tai va, gražiai biškai pastraukė. Tai šitą tiesiog ant bordiūro paėmė, žinai, nu, kaip žmogus, pys ir užvažiavo ir pralenkė, taip. Nu, vis tiek sugalvoja, ką daryti. Nu, automobilis laikosi taisyklių. Praktiškai kiekvienas būtų pravažiavęs dabar pro tą mirtinčią žalę. Tokios taisyklės, nieko nepadarysi. Pabaigiam čia va parkingę. Irgi gal toks įdomesnis momentas. Jie labai mėgsta posūkius rodyti, nes pavyzdžiui... O kodėl jisai dabar kamerą įjungia va šitos degalinės? Jisai visą laiką, kai suka į kažkurią vietą, jeigu suka į dešinę, tada jisai rodo, nu, dešinės pusės kamerą, jeigu suka į kairę, rodo kairės. Supratau. Tai jis visą laiką automatiškai jungia. O dabar kairę suka, tai jungia kamerą. Tai tavo dabar mums reikės sustoti čionais, pasimti siuntinę. Ir žiūrėjom, kas darys. Nu gerai, bet žinok, šitas tai tikrai gražesnis už tavo pirmą Tesla. Ne, šitas žymiai geresnis. Galima jau žiūrėti iš tikrųjų. Tai ir žiūrėti, šiaip komfortas biškai kitoks ir... Nu, va, dabar tegul suranda, kur parkuoti tokia vietoje. Nu. Ne, jis pamatė elektromobilių vietą ir žino, kurią. Ai, teisingai panašau. Kažkaip labai per vidurį eina. Aha. Kažkaip. Jau pasitaisys? Ne, jam poch. Ne, taiko. Ne, atrodo, jis taiko. Jisai tik tai tiek, kad... Tai va, žmogus nervuojam. Pastatom geriau patys. Gerai.